Labas, Linai. Aš esu miško apsupty, todėl valgau kankorėžius. O tu? Mes su Rabinta, žodžiu, nubėgom 100 000 kilometrų. Čia dabar. Jedajus awesome. Žmogus su raumeningom rankom. Kaip kietas bičias. Autentiško gyvenimo burtininkas. Nuostabus žmogus. Įvairių sričių specialistas. Jedajus. Piktasis evil. Pats geriausias pasaulio burtininkas. Manau, kad Linas yra labai kūrybingas, labai kietas, labai drąsus. Žąsinas. Upė. Atsibusk, nusipraus po šaltų vandenio ir padaryk 100 atsispaudimų. Negerk, nerūkyk. Nerūkyk, negerk. Būt žvelgt giliau ir būti ne sistemos dalimi. Kad nedirbti ir pinigai patys į sąskaitą subirėtų. Atsakysiu paties Linos žodžiais, tai tikriausiai būtų iš fiziologijos, iš biochemijos ir iš vidinės komunikacijos. Jo, Linas lygu intelektas, charizma ir jo, visiškas nuoširdumas. Bingo. Aš truputį pagalvosiu. Aš super šikuotinau. Padaryti 100 atsispaudimų. 982, 983, 984. Lino gale. Tai Lino gale bus tada, kai aš čia niekad nepralenksiu. Nėra jokių bet. Okei, čia kažkas turėtų būti unikalaus, ne? Labas, labai smagu tave matyti. Linas Matulis, supergentis.lt. Labas, Linas Matulis, supergentis.lt. Labas, Linas Matulis, supergentis.lt. Labas, čia vėl Linas Matulis, supergentis.lt. Labas, Linas Matulis, supergentis.lt. Taip žiauriai fainai, kas nors ten jau bus, čia tai bus ir Kad būtų žiauriai, figienai, fantastiškai gerai. šok, atpalaiduok savo kūną ten visai. Kad būsi sveikas ir stiprus iki gyvenimo galo. Maharadžas. Okei, pabūsim biški romantiškas, tai negali gyventi be Ramintos. Savaime suprantama. Cigaretes, alkoholį ir tinginystę. Linas panaikins nuobodų darbą nuo 9 iki 5. Ja? Jo. Per daug visko rūpinasi? Bet aš nežinau, ką noriu veikti gyvenime. Linas žaidė. Strategiškai ir techniškai. Tu nori veikti kasdienį, bet kas yra įmanoma. Ką tu nori veikti kartą per savaitę, jeigu bet kas yra įmanoma. Ką tu nori veikti kartą per mėnesį, jeigu bet kas yra įmanoma. Blemba, šitą klausimą vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Aš tik tai nežinau, kas tai džedajai. Sveikas, Linai, čia tau linkėjimai iš Amerikos. Noriu pasveikinti jūs su artėjančiu ir gal jau ir esamu laboratorijos gimtadieniu ir noriu jums skirti tokį šokį. Taigi, Linai, sveikinu su laboratorijos gimtadieniu ir linkiu tęsti savo tradicijas. Tęsti laboratoriją toliau. Su gimtadieniu. Čiau. Aš jau klausiu, plačiom kelnėm. Kas tai džedajai? Ne, ten samurajai. Taip, ten samurajai, kas tai džedajai? Tai aš tada...
Linai, tau norėčiau palinkėti ir toliau išlaikyti aiškiai savo gyvenimo viziją, bei kryptingai ir ryžtingai keliauti savo širdies keliu. Tai linkiu tau, Linai, ir visai tavo komandai. Kiekvieną dieną po naują idėją, kiekvieną dieną energijos tą idėją įgyvendinti, prieš tai vertinus, ar ta idėja tau reikalinga ir kad jinai būtų reikalinga ne vien tau ir klestėk. Aš jau žiūriu į kamerą, jau taip labai smarkiai iškilmingai. Tai va, Linai, aš manau, jog visi mes vieni kitų gyvenimuose atsirandam dėl tam tikros priežasties ir tuo metu, kada labiausiai reikia. Ir mano gyvenime laboratorija atsirado matyti tada, kai aš buvau labiausiai pasimetus ir reikėjo žmogaus ir tokios bendruomenės, kuri pasakytų, žinai, Diana, tu gali. Tai va, ir aš linkiu, kad tu būtum tuo žmogum, tų begalės daug žmonių gyvenime, kai jiem to labiausiai reikės tų įkvėpimo, tai to labiausiai ir linkiu. Ačiū. Linai, norėčiau tau perduot indelį lęšių, bet aš jų neturiu. Ir aš juos irgi paragavau ir jie tikrai yra labai skanūs. Man tai nelabai, kai verda, tai smirda. Bet kai valgai, iš burnos nesmirda. Aš žinau, kai pirmą kartą atėjau į Linos seminarą ir aš nepatekau į vidų, aš stovėjau už durų. ir tiek, kiek aš girdėjau, truputį tenais, iš labai toli, tai kaklą ištiesiusi, supratau, kad čia man reikia būti. Ir kai atėjau kitą kartą, aišku, aš jau radau savo vietą, labai apsidžiaugiau. Iš tikrųjų, tai visiems rekomenduoju. Ir labai ačiū Linui už tai, ką daro ir kad džiaugiuosi, kad turiu tokį bičiulį. Tai ką linki GDL-ui ir Lino visiems ateities projektams? Taip ir galvoju, kad ateis šitą dieną. Tai visų pirma, norėčiau palinkėti, kad viską, ką sugalvoja, išsirituliuotų į gerą pusę, ką daro, pasimokinti iš klaidų ir daryti dar geriau. Ir čia yra trečia, kad sėkmės ir darbo, darbštumo, viskas. Tai GDL-ui įsteigus UAB linkiu Lietuvos gyventojams kurti geresnį gyvenimo būdą ir tą darant sulaukti tarptautinio pripažinimo. O asmeniškai Linui linkiu galų gale ateityje sukurti super gyvenvietę, kurioje tikiuosi pagyventi ir aš. Bendras palinkėjimas, tai palinkėjimas Linui, kuo daugiau stiprybės, nepasiduot, atkaklumo ir siekti subrėžtą tikslą, nesvarstant. Šumoji. Nu gerai. Linai, sveikinu, čia gyvenimo dizaino laboratorija, mes sveikiname, ne, su metų jubiliejum. Tai gerai, su tuo ir sveikinu. O šiaip tai linkiu užsidirbti labai daug pinigų iš to, kad padarysi labai daug žmonių laimingais. Ir sakau padarysi dėl to, kad visiškai tikiu, kad taip ir bus. Ir man jau tu davėjai labai daug ir labai tau ačiū už tavo tą pastangas ir už tai, kad kuri tokį verslą, kuris yra pozityvus, kuris įkvėpia kitus ir kuris iš tikrųjų duoda naudą visai aplinkai per tavo tą energiją begalinę. Tai labai faina, labai ačiū, daug jums sėkmės ir daug pinigų iš gerų darbų. Nežinom, kaip reikia padaryti tą gyvenimo dizaino laboratoriją ir super gyvenvietę. Ir super gent. Myliu. Bučiuoju iki. Linui ir visai gyvenimo dizaino laboratorijai aš linkiu per 1 metus užaugti neįtikėtinai dideliais, stipriais, būti labai sėkmingais, perėti tiesiog per visą Lietuvą, kad visi žinotų šį projektą, šitus žmonės ir labai pozityviai žinotų. Ir labai mėgtų ir visi, žodžiu, burtųsi gyvenimo pokyčiams. Ko aš linkiu Linui? GDL. Tai linkiu, kad GDL-as, tas kodinis pavadinimas, išsivystytų į tokią gyvenvietę, kurioje netilptų net visi šie pastatai, dideli pastatai. Tai va, sėkmiuko ir ate. Aš linkiu visiems tiem, kurie buvo ir dar bus, kartu su Linu, patirti tai, ką patyriau aš. Aš radau save.
aš išmokau žiūrėti ten, kur anksčiau nežiūrėjau. Ir dabar man labai gera gyventi. Ačiū, Linai. Manau, kad GDL tokia yra labai graži idėja, ypač jeigu tai išsivystysi kokią didesnę bendruomenę. Tai aš palinkėčiau GDL-ui ir GDL-o vedliui Linui, kad ta bendruomenė nupieštų tokias gražias vizijas ir tokius vaizdinius, kurios žmonės įkvėptų ir žmonės norėtų tame dalyvauti ir kurti gražesnį gyvenimą ne tik savo, bet ir aplinkiniam. Įkvepia save ir įkvepia kitus daryti tai, kas jiems patinka. Mes pirmiausia padžiūgęs gyvenimu, o tada parodo kitiem, kad įmanoma. Jisai bando pakeisti pasaulį.